Vargas dėl proto. Kartą jį nuilsinę išprotėję genijai istorijoje turi savo žymę, kai tuo tarpu kvailiai radę šiltą vietą po saulę nesivargina žadinti savyje sąmoningumo ir išminties. Kai visada su jumis penktadienio vakarą laida Pasaulis X. Ir šį kartą atiduodame duoklę jo didenybei protui. Šiandien laidoje hipnozės neįmintos myslės arba kokius stebuklus tveria sutelkta sąmonės ir pasąmonės galia. Jeigu galima būtų užhipnotizuoti žmogų be jo noro, tai tada jau seniai būtų visi bankai apiplėšti ir visus moteris užprivartauti. Kada protas gali tapti žmogaus priešu ir kodėl didžiausi pasaulio genijai išprotėjo. Kiekvienas iš mūsų savyje nešiojamės neišsemiamus ir visiems mums pasiekiamus turtus. Iš šio gėrybių šaltinio galime gauti visko, ko tik reikia puikiam ir harmoningam gyvenimui. Tačiau daugelis iš mūsų dažnai atsiriboja ir net nežino, kokį turi nepaprastą intelekto lobyną. Pasiklausykime. Žmogaus protas tai nuostabioji minčių sritis, kuri pasižymi neįtikėtinomis savybėmis. Kiekvienas iš mūsų gali tapti stebukladariu ir gali įgyti neįtikėtinų galių. Tai reikia išmokti valdyti pasąmonę ir priversti protą dirbti mūsų naudai. Šiaip proto galimybės yra beribės. Iš tikrųjų, vieni žiausiai sako žmonės, kad yra 10-12% mes naudojam savo smegenų. Iš tikrųjų yra netiesa, mes naudojam visą, tik tai yra potencialas, yra daugiau išlavinti ir mažiau išlavinti aspektai. Nicholas Kin, mentalistas, iliuzionistas, visame pasaulyje demonstruoja neįtikėtinus sugebėjimus. Tvirtina, kad gali kontroliuoti žmogaus pasąmonę. Pavyzdžiui, jūs žiūrit filmą, įnykstate jį ir jums atrodo, kad filmas prabėgo per 10-15 minučių, iš tikrųjų praėjo 2-3 valandos. Tačiau yra kaip ir tas pasąmonės veiksmas, kuris jūs į pačią hipnozę įvedė. O įdomiausia dalis dėl pačios pasąmonės tai yra taip, kad tu mokėdamas ją atverti, to prasme jau fiziškai išlavinęs taip, tu gali keisti ir koordinuoti savo kūno elgesį, sveikatos ir daug tam tikrų dalykų. Egzistuoja du proto lygmenys – sąmonė ir pasąmonė. Sąmonėje yra kaupiama ir saugoma per gyvenimą sukaupta informacija, o pasąmonė yra mūsų jausmų buveinė. Jei mąstome sąmoningame lygmenyje, tos mintys nugrimsta į pasąmonę, kuri ima kurti atsižvelgdama į mūsų mintis. Pasąmonė taip pat yra ir kuriantysis mūsų gyvenimo pradas. Tai, kad nenuostabu, kai esame suirzę, apimti neigiamų minčių, tie neigiami dalykai mus pradeda persekioti ir realiame gyvenime. Mūsų pasąmonė atsimena viską. Jinai turi savo laiką. Joje nėra šito įprastinio linijinės struktūros laiko. Ir ten yra įvairiausia mūsų patirtis. Ir labai daugelį poelgių mūsų gyvenime būtent nulėmė pasąmoningos motyvacijos ir jausmai. Agnė Kirvaitienė, psichiatrė, psichoterapeutė, tvirtina, kad žmogui didžiausią įtaką daro jausmai, kurie dažnai būna užgniaužti pasąmonėje ir jų neišlaisvinus tampa sunku susitvarkyti su savo gyvenimu. Aš užsiimu psichoanalitinę psichoterapiją. Psichoterapeutai psichoanalitinės krypties, ne kognityvistinės krypties, jie užsiima tuo, kad jie dirba su žmogaus emocijom ir su jo pasąmoningom motyvacijom. Tai yra metodas, kuris padeda keisti ir gerinti žmogaus gyvenimą būtent veikdamas per pasąmoningus dalykus. Tai ta prasme ir protas tada gali geriau mums tarnauti ir iš tikrųjų emocijos mūsų tampa ir aiškesnės ir labiau prijaukintos ir mes galime efektyviau funkcionuoti šitam pasaulyje. Tačiau kaip atverti kelius į pasąmonę? Pasirodo, viskas yra mūsų rankose. Pasąmonė netikrina kokias mintis, geras ar blogas, teigiamas ar neigiamas, mes jai siunčiame. Pasąmonė nepajėgia atskirti teisingus ar blogus mūsų poelgius. Pasąmonė tiesiog metų metais kaupia mūsų klaidas, pyktį, pagiežą, džiaugsmą, liūdesį ir pamažu pradeda rengti rezultatus, kurių sulaukime vėliau gaudami tam tikras gyvenimo pamokas. Taigi, mes savo protą galime apgauti ir iš tikrųjų tai darome nuolat, apie tai net nesusimastydami. Protą mes iš tikrųjų apgaudinėjam kiekvieną dieną, nes žiūrint televiziją arba, labiausiai televiziją, kada žiūrim, ypač dabartinė tendencija yra, kada 3D akinius susidėti, tu jau matai vaizdus. Iš tikrųjų, vaizdai lieka tie patys, tik tai tavo protas sugeneruoja visą tą atrenka
Viena spalvų gama nuo kitos ir tada gaunasi tau tas erdvinis vaizdas. Lygiai taip pat yra optinės iliuzijos. Jeigu grubiai nupiešus kažką taip paprasto, protas irgi sako, kad lygiai taip pat. Aš dabar prieš jūs nupiešiu 2 paprastas linijas. Čia yra paprastas dalykas 1 ir 2. Pagal jūs dabar jos yra vienodas. Taip? Plius minus. Jo. Bet jeigu aš padarysiu tik tai 2 tokius pakreipimus. 1, 2 ir taip, iš karto automatiškai mes matom, kad viena yra mažesnė, kita didesnė. Šiaip tai jos realiai yra lygiai tokios pačios, tik tai kad protas tau sugeneruoja, nes mato vaizdą visiškai kitaip. Žmogus sutelkęs protą ir pasąmonę gali daryti stebuklus. Su tuo susijusios ir nekūniškos patirtys, vadinamos astralinės kelionės, kai siela iškeliauja iš fizinio kūno ir grįžta atgal. Tuo metu žmogus ne tik gali pamatyti save iš šono, bet ir nukeliauti į trokštamas nematytas vietas. Tokių žmonių patirčių užfiksuota daugybė. Ir nors mokslininkai to nepatvirtina, jie sako, kad veikiausiai toks fantazijos žaismas vyksta galvoje. Stipriai savo pasąmonę įvaldę žmogus gali valdyti ne tik savo, bet ir kito žmogaus sąmonę. Jam net to nesuvokus. Yra sąmonė ir pasąmonė ir yra tam tikras barjeras tarp dviejų tų dalykų. Mano užduotis yra, kaip sakoma, žmogų permušti ties to barjeru, kad jisai nesuvoktų, kada jisai protauja sąmoningai, kada jisai protauja jau pasąmoningai. Tai čia yra, pavyzdžiui, jeigu aš paprašyčiau, kad jūs ištiesčiau ranką, jūs automatiškai tiestumėte, net negalvodami, kodėl jūs tai darote, nes čia jau pasąmoningas lygmuo yra. Ir jeigu aš paimčiau jūsų ranką ir nuveščiau į šoną trumpam, pas jūs protė vyktų sumaištis ir jūs nežinotumėt, ką tuo momentu daryti. Tada jau atsiranda mano pagrindinis darbas, aš galiu tada tuo momentu, kada nutrūksta barjeras, aš galiu labai lengvai manipuliuoti jūsų mintimis. Jo, čia yra, kaip sakoma, per tą dalį sekundės žmogus yra pažeidžiamas protiškai. Jisai nežino, protas nežino, ką jam daryti. Tada eina įtaka arba įteigimai, kurie duodamas komandos, kad žmogus galvotų, ką daryti. Manipuliavimas svetimomis mintimis ir jų perskaitimas – vienas mistiškiausių reiškinių tyrinėjimų 100 metų. Atlikta daug eksperimentų įrodančių, kad tiek žmonės, tiek gyvūnai skleidžia tam tikrus telepatinius impulsus. Jie ypač sustiprėja pavojingoje situacijoje. Bėgant metams, ši žmogaus funkcija atbunka, todėl norint ją išsaugoti reikia nuolat dirbti su savo protu. Mentalinių gebėjimų turintys žmonės tvirtina, kad telepatija nėra įgimta dovana. Šių proto žaidimų gali išmokti visi. Aš sakau taip, kad aš turiu savo 5 pojūčius, žinomus visiems žmonėms 5 pojūčius ir su jų pagalba sukuriu iliuziją, kad turiu 6. Jeigu duodi tam tikrą rėmus, kad žmogus, pavyzdžiui, pagalvokite apie tą ir tą, tada tu gali pasakyti, apie ką žmogus tuo momentu galvoja. Tu gali pagauti mintį žmogaus, kad jisai, nuspėti, apie ką jisai gali pagalvoti, arba įtakoti, kad jisai būtent galvotų apie tai, ką tau reikia. Mes žmonės visi esame labai labai panašus ir mąstome visi vienodai. Iš tikrųjų visi vienodai. Taip atrodo, kad vienas pamąsto vienaip, kitas kitaip. Iš tikrųjų visi daro tos pačius sprendimus, tik tai pas vieną yra mintis greičiau dirba, pas kitą lėčiau. Vis tiek prieis prie tam tikro rezultato, vienas greičiau, tai čia jau skaitusi genijai ir taip toliau. Kiti gali ten per 10 mečius prieiti prie to pačio rezultato, tai čia jau yra paprasti žmonės. Iliuzijos menas – tai vienas iš būdų suvaldyti žmogaus protą. O sunkiausia suvaldyti tą protą, kuris pats nesusigaudo savyje. Nors iš istorijos žinome ne vieną pavyzdį, kai ištisos tautos buvo girdomos dėl to, kad jas būtų lengviau valdyti. Iliuzijos mene tai negalioja. Tai yra menas, kuris kaip tik žadina žmogaus vaizduotę, kuris skatina logiką ir galvoti, tai kaip jis padarė vieną arba kitą dalyką. Mantas Vizart. Iliuzionistas, daugelio tarptautinių iliuzionistų konkursų laureatas. Vilniaus universitete baigė psichologijos studijas. Tvirtina, kad iliuzionistas turi labai gerai išmanyti žmogaus psichologiją. Iliuzijos menas nėra skirtas poilsiui, tai yra skirtas tokiam intensyviai pramogai ir dėl to aš vakarėliuose, pavyzdžiui, kuriuose tenka man dažnai pasirodyti, privačiuose pobūviuose, dažniausiai stengiuosi, kad mano pasirodymas būtų pirmoje programos dalyje, kad nebūtų vėliau, kuomet žmonės yra išgėrę arba apsvaigę, nes kaip tik tada yra publika sunkiau valdyti. Ir netiesa, kad girta yra lengviau nustebinti, nes tada žmogus tiesiog nebeseka, jis, pavyzdžiui, nebemato to proceso, kaip, pavyzdžiui, paimu kamuoliuką, jį sugniaužiu ir padarau jį nematomą. To taško A perėjimo į tašką B jisai jau nebemato ir loginių ryšių nebesuseka. Žmogaus proto lengviausia apgauti sukeliant jam afekto būseną, stiprų trumpalaikį emocinį išgyvenimą. Būtent šį efektą smegenims sukelia iliuzionistų rodomi triukai.
tuo metu protas būna tiek paveiktas, kad žmogus nemato, kas dedasi aplink ir pamiršta visą išorinį pasaulį. Leiskit papasakosiu labai paprastą istoriją, atskleisiu vieno triuko paslaptį ir visiems bus aiškiau. Aš atlikinėjau triuką, šalia manęs stovi asistentė, aš parodau tuščias rankas ir juose atsiranda raudona šilkinė nosinaitė ir aš ją duodu žiūrovui apžiūrėti, kad jinai yra tikra. Arba kamuoliukas, geltonas, kurį duodu žiūrovui apžiūrėti, kad jis yra tikras. Ir aš rodžiau vieną pasirodymą, mano vandens stiklinė buvo padėta ant stalo ir aš paėmiau, padariau, kad atsirastų kamuoliukas, sakau, apžiūrėkit šitą kamuoliuką. Kol žiūrovai apžiūrinėjo kamuoliuką, aš tiesiog pasiėmiau vandens stiklinę atsigerti. Ir aš jaučiu, kaip jie man visi ploja. Jų dėmesys tiek stipriai buvo koncentruotas į atsiradusi kamuoliuką ir į tai, kad žiūrovė apžiūrinėjo, jie nepamatė, kaip aš paprasčiausiai pasiėmiau vandens stiklinę ir pradėjau gerti. Jiems atrodė, kad ta stiklinė staiga iš niekur atsirado mano rankose. Ir jie sako, ai, žinau, kaip tu tą triuką atlieki. Ta stiklinė kažkokia speciali, sulankstoma ir tu ją buvai įsikišęs į rankovę ir greitai ištraukiai. Sakau, ne, aš ją tiesiog pasiėmiau nuo staliuko. Tiesiog jūs to nematėt. Įdomus pastebėjimas. Kuo aukštesnis žmogaus intelektas ir kuo labiau išlavintas jo protas, tuo sunkiau jam suprasti triuko paslaptį. Paradoksas, tačiau geriausiai sudėtingus iliuzionistų triukus perpranta vaikai, kurie mąsto šiek tiek primityviau ir paprasčiau nei suaugusieji. Pirmas dalykas tai yra juokelis, haha, mokam visi, permečiau. Antras dalykas, kai suspaudžiu visą laiką, kamuoliuką į ranką aš dedu štai šitaip. Nes kai trečią kartą aš dedu, nekiltų įtarimas, kad aš jį kažkaip kitaip dedu. Kad kai trečią kartą aš jį dedu, aš jo neįdedu. Aš tiesiog suspaudžiu rankas, jisai lieka šitoje rankoje. Bet aš stengiuosi visą dėmesį ir visą žvilgsnį sutelkti į šitą ranką. Nes kur aš žiūriu, ten žiūri žiūrovas. Jeigu šitą ranką iškeliu ir žiūriu, kas ten yra, nors kamuoliukas visą laiką yra štai čia, ir žiūrovas taip pat seks. O šitą ranką yra lengva, lyg tai joje nieko nebūtų. Ir aš suspaudžiu, triukas jau seniai atliktas. Šitas kamuoliukas jau yra seniai mano rankoje, bet žiūrovui triukas prasideda tai dabar. Kai kamuoliukas iš vienos rankos dingsta, ir atsiranda kitoj. Primityvus žmogus sakys, ai, nu tai tu kažkaip tiesiog ten padarei. Ir vaikas, jo dėmesys yra labiau nedoks koncentruotas ir jisai gali matyti, va, aš mačiau, kaip tu kamuoliuką paėmė iš kišenės arba dar kažką. Tai va, tai yra įdomus paradoksas ir aš kartais triuką, kai yra pažintis su žmogum, atlieku vien tam, kad pamatyčiau, kokia jo reakcija, kaip jisai elgsis, nes tai labai daug pasako apie žmogų. Ir mano testas asmenybės, susipažinus su kažkuo, yra būtent tai, kad aš parodau triuką ir pagal tai, kaip jisai reaguoja į triuką, pagal tai, kaip jis komentuoja, arba visa šita visuma man labai daug pasako apie žmogų. Labai. Kartais iliuzionistai priverčia patikėti tuo, kas atrodo visiškai neįmanoma. Vienas neįtikėčiausių dalykų, kai scenoje pradeda skraidyti kėdės ar net masyvūs stalai. Levitacija. Tai tikriausia proto apgaulė, kai sąmonė bando priešintis tam, ką mato akys, tačiau taip ir nepajėgia to padaryti. Galiu pasakyti, kad tai yra triukas ir pasaulyje nėra nei žmonių, nei daiktų, kurie galėtų įveikti gravitaciją ir kabėti ore. Tai fizika, tai neįmanoma. Arvydas Gaičiūnas, magijos teatro Diarčiai kūrėjas, magas, iliuzionistas, tvirtina, kad žmogui galima įteikti neįprasčiausius dalykus. Visą tai, ką daro iliuzionistai, ką daro mes, tai yra pramogų pasaulis, nustebint žmonės, kaip ir kine, žmonės ir skraido ir daro tokius dalykus, kuriuos patikėti neįmanomi, bet žmonės ateina, jie žiūri, stebina jos, jie ten irgi fantazuoja, patys savo prideda kažką. Ir pramogų pasaulis. O taip, kad levituoti, aš mačiau irgi per laidą, kai ten Indijoje, ten tie jogai, kurie ten eina irgi į transą ir pakylo į orą ir ten skraido. Aš netikiu tuo. Dabar ateitų koks jogas ir pradėtų man rodyti, aš 100% įsitikinęs, kad aš suprasčiau, kaip jisai tai daro ir be abejo tai būtų triukas. Įtaigos galia veikianti mūsų sąmonę. Hipnozės meną įvaldęs žmogus gali būti atsitiktinis praeivis ir visiškai jo nepažinodamas gali atverti jam savo širdį. Netrukus po reklamos. Kaip galima priversti žmogų galvoti, kad jis yra Napoleonas ir kaip apsukrus prekeiviai gali įsiūlyti visiškai nereikalingą prekę.